Sveiki! Pradedame naują laidą Gyvi regionai. Sveikinuosi su jumis iš Dzūkijos, iš Ignalinos. Ir negalvokit, man nepasimaišė, pasirodo iš tikrųjų ignaliniečiai caksiai ir turi sąsajų su Dzūkija. Taigi apie tai ir ši laida, apie netikėtus atradimus mūsų nuostabiuose miestuose ir miesteliuose. Pradedam. Šią laidą Gyvi regionai sumaniau tam, kad pakviesčiau jūs pamatyti ne tik tai Ispaniją, Turkiją, Egiptą, Maroką, bet ir nuostabius Lietuvos kampelius. Taip pat noriu supažindinti jūs su didžiausiais iššūkiais, su kuriais susiduria Lietuvos regionai. Kartais dėl savo natūralios geografinės padėties ir kitų aplinkybių, o kartais dėl netinkamų nacionalinės valdžios sprendimų. Noriu supažindinti jūs ir su įdomiais, turtingais žinių tų kraštų, mūsų miestelių merais. Ir šiandien mes pradedame nuo Ignalinos, kurios rajono dalis iš tiesų įeina į išplėstinį Dzūkijos žemėlapį. O taip atsirado dėl to, kad po Pirmojo pasaulinio karo čia ištuštėjus kaimams tiesiog atsikėlė nemažai gyventojų iš Dzūkijos ir pradėjo caksėti. Aišku, Ignalina daugam žinoma dėl savo 200 ežerų, dėl Ladakalnio, Ginučių malūno, bitininkystės muziejaus, paukščių kaimo, Palūšės medinės bažnyčios, Šakarvos valtinės ir taip toliau. Taigi per daug nesiplėsiu, o tiem, kurie dar nesate apsilankę šiame Lietuvos perle, tikrai pasufleruosiu, kad per vieną savaitgalį, net ir dviračiu, jūs galite apkeliauti šį nuostabų kraštą. O dabar susipažinkime su Ignalinos rajono meru Laimučiu Ragaišiu, kurio žinios apie jo krašto istoriją mane tikrai labai sužavėjo. Ar taip įsivaizdavote mero darbą? Ačiū už klausimą. Aš įsivaizdavau mero darbą, kadangi praeitį teko porą metų padirbėti vicemeru, bet kai esi pirmas asmuo, pirmas veidas ir visas vėjas į tave, jausmas kitas. Jausmas kitas ir žodžio svoris, ir veikimo svoris, ir atsakomybės našta yra tikrai ženkliai kitokia. Kaip jūs pristatytumėt Ignalinos kraštą? Kodėl būtų verta į jį atvažiuoti savaitgalį? Yra, neabejoju, ir tą esu patyręs, kad yra grupė žmonių, labai neplonas sluoksnis tų žmonių, kurie gyvenime yra jau patyrę to miesto organizuotas teritorijos gyvenimo džiaugsmų, kabutėse, ir jie jau gali sau leisti ir ieško truputėlį individualios ramybės, ieško kažkokio savitumo, savo sklypelę, savo žemelę, savo ramybės, gal kartais ir atokiau nuo aktyvios visuomenės veikimo, tiesiog, kad tas gyvenimas pataptų daugiau harmoningas, harmonija su savim, ir su gamta, ir su aplinka. Va, šitie žmonės, taip, jie tikrai turi ką atvykę pamatyti, pagalvoti, o gal ir įsigyti, arba gyvenimo būdą pakeisti, savo svajonę realizuoti taip, kaip jie įsivaizduoja Ignalinoje. Tai yra realu. Kovido istorija liūdna, bet jinai turi gerų pavyzdžių pas mus rajone ir tokių žmonių tikrai pas mus yra, kurie susiję mūsų kraštą, tos ligos kontekste ir patenkinti, puikiai įsilieja bendruomenę, puikiai įsilieja tą mažą bendruomenę ir yra patenkinti savo sprendimu. Taip, kad tokia grupė taip pat pritarčiau atvykti ir bandyti ne tik aplankyti, bet ir įleisti šaknį į Ignaliną. Ignalina ne guminė, daug ežerų, daug miškų, daug gražių vietovių, labai gražių landšaftų. Na, galiu pasakyti, kas pirmas tas lošia, dar yra tokių vietų, kas labai nori, kas tam jaučia sentimentą ar patrauklumą, bet jos nėra nebegalinės. Taip, kad pirmiem yra vieta šlošti. Kita grupė žmonių, kurios kviesčiau gyventi ir atvykti į Ignaliną ir tiek gyventi, tiek laisvalaikį leisti, yra jaunos ir gyvos veiklios šeimos, kurios gal kartais
veiklų žmonės aplamai vietą pasirenka ir manau, kad pasirenka pagal daugelį parametrų. Vienas iš jų tai, kaip ypatingai jaunai šeimai, tai jaunų vaikų, jaunų šeimos auginimo vieta. Jūs čia negausit nei kamščių valandinių, jūs negausit kažkokių tai po pietų lakstymą, vaikų vežiojimą po visą miestą per visokius būrelius, klubus ir visokius užsienimus. Viskas yra čia vietoj. Mokyklas yra, užklasinė veikla, neformalus ugdymas nuo baseino iki visokio spektro sporto šakų ir meno formų. To tikrai pakanka. Su laiku tikriausiai bus ir daugiau tų visokių ugdymo formų. Tai yra gerai, tai yra patogu. Na, o verslų žmonės, jie sukuria verslus. Jie pajaučia tą nišą, pajaučia tą vakumėlį, kurį užpildo veiklų žmonės. Aš tikiuosi, kad pamatę, aplankę, pabuvę, tikrai ras savo gyvenimui, veiklai unikalią nišą Ignalinoje. Dar viena grupė žmonių, kuriems turėtų būti Ignalina įdomi, tai mūsų išeivija, mūsų diaspora, kurie laiks nuo laiko vis tendencingai grįžta į gimtuosius kraštus, į tą pačią Ignaliną, iš kurios kadaise yra išvykę. Kiti grįžta, kiti kūrėsi su pasaulio pažinimo išmintim, su verslų vystymo išmintim ir stiprėja. Geri pavyzdžiai yra, norėtųsi jų daugiau, norėtųsi, kad visi laiko išblaškyti vaikai ir dukras mūsų kraštą grįžtų gimtinę ir kurtų čia savo gyvenimus. O dabar paprašysiu suklusti aukštosios kultūros mylėtojus. Pristatysiu vieną naujausių ir tuo pačiu seniausių Ignalinos turizmo objektų – Paliesiaus dvarą, kuris visų pirma garsėja tuo, kad jį labai mėgsta mano uošvienė. O jeigu rimtai, susipažinkite su įspūdingu objektu, kurio tikslas – lėtasis turizmas tikrąja to žodžio prasme. Dvaras nutolęs nuo Vilniaus daugiau negu 100 km, nuo Kauno dar daugiau. Tačiau čia įrengta viena iš 4 geriausių Europoje koncertų salių esančių dvare. Šio dvaro savininkas, gydytojas Julius, yra didžiulis kultūros guru, entuziastas, mėgėjas ir mylėtojas. Ir čia tiesiog negali būti belekaip. Būtent todėl ši koncertų salė įrengta buvusiose pasagos formos arklidėse traukia garsiausius Lietuvos ir pasaulio atlikėjus. Na, o kaipgi su klausytojais? Tikėkite, koncertų klausosi ne tik šis nuostabus, išpuoselėtas eruditiškas katinas. Ponas Julius pristato savo ypatingą misiją. Jo tikslas, kad žmonės skirtų laiko kultūrai. Todėl, jeigu jūs susidomėjote koncertais Paliesiaus dvare, jūsų Vilniuje laukia autobusas, į kurį įsėdę jūs tiesiog grožėsitės nuostabiais Aukštaitijos, na gerai, ir šiek tiek Dzūkijos vaizdais, kol atidardėsite į Paliesiaus dvarą. Čia jūsų lauks jauki aplinka, restoranas, koncertas, taurė nealkoholinio gėrimo, paskui norintys gali nakvoti dvaro viešbutyje, na, o tie, kurių namie laukia vaikai ir uošvienė, lipsite į tą patį patogų autobusą ir grįšite į Vilnių. Štai kas yra lėtasis turizmas, kuomet klausydamiesi įstabios profesionalios muzikos negalvosite apie tai, ar tinkamai priparkavote automobilį, ar sumokėjote už parkingą, ar grįžtant namo nereikės užstrigti kamštyje ir taip toliau. Visas laikas yra jūsų, jūs jį išsivogėte iš rutinos ir galite pasimėgauti vakaru Paliesiaus dvare. Ignalina po 10 metų, kaip jinai atrodys? Na, turbūt kiekvienas ir Ignalinietis, ir kitų miestų gyventojas laisvalaikį pasvajoja apie ateitį, apie savo krašto, apie savo miesto perspektyvas, apie sąlytį su šeimos perspektyvą tikriausiai ir asmeninę prizmę. Mesgi tęsiam mūsų planus.
planai strateginiai, planai galingi, aiškus, mintys tiesios šviesios. Tai tiesa yra galiojanti ir nepaslaptis, kad mūsų, dinkim, strateginiuose planuose esame įsirašę ir kryptingai siekime daug metų kurorto statuso. Mes esame dabar kurortinė teritorija. Dabar siekis yra vis dėlto kurortas su visa savo infrastruktūra, teisėm, pareigom ir atsakomybėm. Bet tai, iš esmės tai yra esamo resurso optimalus išnaudojimas. Atsnus veikimas į savo stipriasias pusės. Tai būtent mūsų gamtinį fundamentą, miškus, ežerus ir visą tą aplinką, kuri rekreacijai palanki, plus gamtinius šaltinius, kaip mineralinis vanduo ir kiti dalykai, kuriuos mes turim ir kuriais mes esam stiprus. Na, belieka tik tai dabar vienas stiprus dalykas, kad ateitų rimtas tokios veiklos operatorius, kuris užsuktų, įveiklintų veikimą jau visai kitų kokybinių lygių. Turizmas vystosi ir istorinės krypties turizmas, ką mes taipogi numatė, ir vadinkim mūsų stiprybių, tai yra mūsų dvarų kaip objektų vertų eksponavimo, kaip pirmo pasaulinio karo likučių objektų su visa istorija eksponavimo, krašto pažinimo iki pagoniškos arba iki katalikinės Lietuvos laikotarpio. Mes turime labai daug to pasaulio pažinimo, Lietuvos pažinimo. Kartais jisai nelabai išviešinamas, kartais viešoje erdvėje jisai yra užgožiamas Barcelonas, Paryžių ir kitų miestų, visų arabų šalių kurortinių vietovių vaizdais ir pasigyrimais, kad mes ten buvom, bet bendra kontekstą tai mums lietuvaičiams reikėtų pirmiausia gal pradėti nuo mokyklos ir pradėti savo krašto pažinimą, rimtą, gilesnį. Jeigu mes dabar įsivaizduojam šitoje vietoje, yra niša, mes galim greta turizmo, to iškilavimo, gamtos turizmo. Viltis svajonė yra dviejų spalvų turizmas. Tai žaliasis turizmas, tai vadinamas ekologiškas, mėlynasis, tai yra vandens pramogų, vandens veiklos susijęs su vandeniu. Tai vat mes tą turim kryptį, kadangi vietoj turistinių vietovių mes tokią turim stiprybę. Na ir taipogi kitas spalva, tai sidabrinė spalva, tai būtent mūsų pakankamai brandžios visuomenės tiek ignaliniečių, tiek bendrai Lietuvos tos grupės amžiaus žmonių, vadinkim, poilsis, veikimas sidabrinės ekonomikos formate, sidabrinio poilsio formate. O tai vėlgi mes ir apie tai žiūrim kaip į aktyvų laisvalaikio praleidimą turizmą, mes žiūrime tai kaip į reabilitacinį turizmą, ne tiesiog gyvensenos veiklos turizmą. Tai vat visą tame tie dalykai yra išlikę pas mus, mes taip matom. Su kokiais pagrindiniais iššūkiais susidurėt? Ko reikėtų, ko galbūt nacionalinė valdžia turėtų daugiau atkreipti dėmesį? Na, turbūt mes esam rajonas tas, kuris labiausiai jaučiam demografinius procesus, neigiamus, tiek natūralius, tiek migracinius. Ir mus tikrai neramina jau daug metų, tai dalykai vyksta, kad mūsų mažėja. Tai mums labai skaudu, labai graudu. Mažėja dėl natūralaus žmonių mirtingumo, kas jau natūralu yra. Ir dėl to, kad jaunimas visas natūraliai važiuoja mokytis ir didžia dalim lieka mūsų gražiam Vilniui iš esmės. Tie dalykai, na, būtų turbūt, kaip sakyti, prieš vienų sakyti, neramina. Tai yra praktiškai bėdų bėda ir iš to išplaukia visas kitos bėdos. Ir ką mes dabar skaičiuom, na, apie šeimos politiką aš valstybės formate nenorėčiau komentuoti, kadangi tai, kas dabar vyksta, aš manau, kad nepakankama arba visai netaip turėtų būti aiškiai išreikšta šeimos prioritetas visame kame. Nuo darželio, nuo mokyklos, mokykloje formavimas žmogaus ruošimo šeimai, na ir pačios šeimos įdirbis į tą šeimą, nes šiaip istoriškai žiūrint, mes jau dabar suprantam, kad taip mes pasidavėm instituciniai globai, jūs vaikelį vedat į darželį nuo 1,5 metų, ten jumis rūpinasi merginos, moterys, auklėtojos, paskui mokykla tamsta moterį rūpinasi, na, paskui dar institutas, dar kažkas, jeigu nepasisekė socialinis skyrius, jeigu nepasisekė gyvenime įdarbinimo tarnybą,
jeigu dar nepasiskė dar kažkas, tai, na, ir paskui jau, kai visai tu tampi niekam reikalingas, aš tai yra senelių namai, geriatrija, visa kita institucija, kur vis vėl pasirūpinti. Šitą vietą kertinio žodžio šeima, kaip pagrindinė jungianti, vieninti, kažkaip ištirpsta, ne? Nebūtina šeimos nariai, šiuolaikinė civilizuota LT Lietuvoje labai rūpinti savo žmonį, savo žmogumą, ne? Nes yra visa sistemas institucijų, kurios instituciškai bus pasirūpins. Bet aš manau, kad čia ne pati geriausia. Ne pats geriausias sprendimas, aišku, reikia to, bet šeimos instituto niekaip negalima sumenkinti arba jo išeliminuoti iš to viso gyvenimiško proceso. Tai yra pagrindas. Tiesiog reikia tai pasakyti visi, kad kiti nebijotų, nedvėjotų, tai žinotų. Kitas dalykas, čia vat, apie demografiją šią kalbą, tai mes dabar kaip savivaldybė, kaip mažutė savivaldybė, pakraštinė, parubežinė, kai mes, kaip sakau, esam Nugarai valstybės sieną veido Lietuvą, gyvename vieną pusę, ne vidurio Lietuvai, kaip šios pusės, mes į vieną pusę gyvename. Tai vis dėlto valstybės centrinės valdžios kartais, vadikim, koncepcijos ir požiūriai, formuojant veikimą, pavyzdžiui, švietimo srityje. Nu, kartais man taip kelia abejonių. Deklaruojam, mokytojas yra perlas, vaikas yra deimantas, vienybė, bendrybė, vaiko ugdymas arčiau namų, tai yra gėris. Kuo labiau pritraukti tėvus prie mokymo procesą, pajaus mokyklos ir tėvų bendrystė yra gėris. Bet pasirodo, pinigai nulėmė ir kai pasako, kad, reiškia, 21 vaikas klasė yra gėris, ir gali klasė likti, bet jeigu 19 vaikų, merė galvoja, kad su taryba kaip tą, reiškia, klasę uždaryti, perkelti kažkur tai išvežti. Nu, su logika truputėlį, bet su mūsų logika, su mano logika, tai prasilenkia ir prasikerta. Jeigu jau savivaldybė yra mokyklos steigėja, tai gerbdami vadovai, būkit malonus, duokit teisę ir paspręsti. Jeigu jau mes nematysim galimybės, arba nebus mokytojų resursų, arba bus patalpų resursų, ar nebus, mes galvosim, kaip tuos vaikučius perkelti toliau nuo namų. Bet kol mes turime mokytojų resursų, kol mes turime renovuotas šiltas mokyklas, ir kai kad vaikų yra arčiau tėvelių namai, pavėžėjimai su dalykai veikiantys. Tai, manau, kad reikėtų leisti savivaldybėm šitą klausimą, kad paspręsti patiems. Ryžtingai paprastai. Dabar jau ir dabar jis sakė, kad jūs negalite prisidėti prie to reikalo. Nu, kažkaip tai nešiaip vietai. Dar, jeigu galiu, iššoksiu, minėjote apie tai, kad šitas kraštas tikrai turi ypatingą istoriją. Čia ir Pirmo pasaulinio karo metais frontas stovėjo ir paskui lenkmetis buvo ir taip toliau. Jūs esat, kaip pats sakot, Rubežiaus savivaldybė. Kaip dabar vykstant karui Ukrainai jaučiatės? Ar jaučiatės pasiruošę dienai X, jeigu, tarkim, kiltų kažkoks konfliktas ar hibridinė ataka iš Baltarusijos? Tas pats Astravos sprogimas. Nu, kaip jūs manot, Giedriau? Nu, saulė šviečia. Saulė šviečia, ramybė. Aš, ką mes to anksčiau važiuodami kalbėjom, turbūt reiks pakartoti ir mūsų plačio auditorijai. Aš taip įsivaizduoju, iš tikrųjų iš toliau einant, tai vis dėlto Europos Sąjunga, NATO labai gerai, bet mūsų viešoji komunikacija ir didieji valdžios žmonės truputėlį užsiliavo tuo, kad šitas visus klausimus, mūsų blogybės, mūsų įdas, mūsų nepadarytus darbus arba mūsų biedystę padengs šitie draugai NATO ir Europos Sąjunga. Ir šitą vietą kažkaip tai natūraliai užsiliuliavom, visa valstybė, tai turbūt ir vadovų užsiliuliavo ir tauta, kad mes jau pratinom kaip ir nelabai galvot apie savo resursą piniginį, kaip mes gyvensim Europos Sąjungos, pavyzdžiui, kiek mes turim vidinę lietuvišką patriotizmą tokią, kad ims ir padarysim. Štai ir trumpa mūsų pažintis su Ignalinos kraštu, jo nuostabia gamta, aukšta kultūra ir ypatingu meru. Šis kraštas laukia jūsų savaitgaliui, laukia jūsų vasarai, laukia jūsų žiemai, dviračių žygiams, slidinėjimui, vandens pramogoms, na ir aukšto lygio kultūrinėms programoms. O pabaigai mįslė, kas garsina Ignaliną, bet nėra Ignalinoje. Teisingai, Ignalinos atominė elektrinė. Jeigu šioje laidoje mes kalbėjomės apie dzūkus Ignalinoje, tai kitoje laidoje mes kalbėsimės apie Ignalinos atominę elektrinę ir ne tik,
Visagine. Taigi, iki kitos gyvų regionų serijos.